Sveiki visi užsukę į kanalą, su jumis sveikinasi Rasa, kažkur fone toj bildės Silvestras, mes jo akompanimentą tai tikrai turėsim. Tai šiandien video medžiagoje matysit, kaip man sekėsi dar praėjusiu metu gruodį. Taip pasisekė, nepasisekė man, kad nesumontavau, nes kai kurių elementų nebuvau pabaigus taip, kaip norėjau jums parodyti. Tai viskas nusikėlė į gruodį, tai šiuo metu turim sausio vidurį beveik. Tai tikiuosi, kad man greitų metų pavyks sumontuoti, o jums tiesiog linkiu gero žiūrėjimo. Visas gruodis buvo ne tiek daug siuvinėjimo, kiek daugiau siuvimo, nes siuvosi ir kojinė, kurią šiandien pamatysit. Dar pavyko pasiūti 2 rulonėlius, kurių nebuvau siuvus jau ilgokai. Tai buvo visai įdomus mėnuo, buvo dar ir tų apsaugėlių siuvimo, buvo keli pardavimai, žodžiu, buvo visko. Tai ačiū Jums, kad esat kartu, kad žiūrit. Jeigu kils kažkokių klausimėlių, brūkštelkit, nes tikrai kartais bėgyje pasimiršta daugelis dalykų. Sukurkim savo kalėdinę nuotaiką patys, tiesa. Nėra to sniego, nieko nepadarysi, turbūt reiks išmokti kaip Floridoj žmonės prie palmių švenčia, taip mes švensim prie žalios žolės. Neplanavau, bet dabar galvoju, kad gal visai tikslinga būtų į šį video įtraukti ir mano kojinių kolekciją. Realiai prisipažinsiu, kad niekada tos amerikietiškos kalėdinės tradicijos kojinės nebuvo man priimtinos, bet aš turėjau porą dizainų, kurie man buvo tiesiog be galo gražus ir aš juos saugojau, bet nesiuvinėjau, nes, kaip ir nebuvo tikslo. Tai reikia suprasti, kad po Silvestriuko atsirado prasmė visą tai daryti. Tai parodysiu, ką turiu. Daug kas bus jums labai gerai matyta. Ir vienas yra perliukas, kurį paliksiu pabaigai. Tai pradėsiu turbūt nuo tos klasikinės, visiems labai gerai žinomos kojinės su raudonu mašinytė, Sandra Truck Stockingas. Toks grožis, tik tais mane, pavyzdžiui, nustebino. Aš visą laiką galvojau, kad čia kanva yra balta, o čia yra tokia geltona. Keista, nesitikėjau. Tai nežinau, gal iš tikrųjų aš tada siuvinėčiau ją ir ant baltos. Matysim. Aišku, Aida yra tinkamesnė kojinėms, nes jinai labai stipriai laiko formą. Čia labai mažai siuvinėjasi. Fonas beveik nesisiuvinėja. Matysim, kai aš prie jos prieisiu. Tada dar viena paprastos serijos kojinė yra ši. Ja aš numačiau pas Sandrą Instagrame. Jinai savo šeimą išsiuvinėjus yra. Man labai patinka tas modelis, kai vaikai tempia eglutę, roges, grįžimas namo. Namas ne mano stiliaus, dėl to aš visą laiką atidėliojau pirkimą, bet galvoju, pats siužetas man gražus. Tai čia jau kalėdinių tradicijų kojinė kaip ir tokios gražios spalvos. Tai čia paprastoji serija. Tada turim jau iš goldo tokią kojinytę. Gerai, kad mažiau blizgėtų. Tai jinai yra, nežinau, iš tų tokių vaikiškų man pati mieliausia. Toks artimiausias siužetas su visais šitais žvėreliais, labai gražus. Šalikas, turėtų būti labai gražu išsiuvinėjus. Tai va tokia yra dar kojinytė. Jinai šį kartą jau ant baltos siuvinėjasi ir čia turėtų būti jo 18. Aido, čia abidvi buvo 14. Tai va, toks grožis dar yra. Dar viena auksinė. Tai čia jau yra iš tų pirmųjų, kurias aš pirkau, nes man šitas senelis vėjyje. Turi tokia labai daug šarmo. Nežinau, kiek lengvai siuvinėsis, nes ten ir lyg biserio yra ant jo to girliandos skrendančius ore. Matysim. Tai va, tokia kojinė. Čia yra Santos kelionės kojinė. Jo yra biseriukas. Žinau, kad šitie lyg auksiukai nutrupa. Po laiko tai mergaitės keičia į kitą. Ir čia taip pat 18 kaunto balta Aida. Bet šitas senelis man patinka už savo šarmą. Toksai grožis. Dabar reiks viską pasislinkti. Čia jau turbūt viena mylimiausia visų siuvinėtojų kojinė. Ir ką tik matėm pas Laurą Soft galerijoje šitą išsiuvinėtą variantą kalėdinę. Tai jinai yra man asmeniškai pati mėgstamiausia. Turbūt buvo ta vienintelė, kurią aš nusipirkau ir galvojau, kad gal daugiau man nereikės. Tikiuosi, kažkuriais metais prie jos prieisiu.
Toks grožis, tai šitą, man atrodo, irgi siuvinėjasi čia ant 16 aidas. Ir jau čia yra šviesiai mėlyna. Tokios spalvytės. Nu, jinai labai labai elegantiška kojinė. Ir tarkim, aš beveik neįsivaizduoju kitų kojinių kaip vardinių, kaip tarkim Silvestras dabar savo turėjęs. Man, pavyzdžiui, šitą norėtųsi pavadinti santarvė. Toks labai gražus lietuviškas žodis su labai tikslinga mintim. Nu, čia tokia ramybė. Ir tarkim, sekančią kojinytę. Čia mano paskutinis turbūt pirkinukas yra. Iš siūlurytės pasėmiau kalėdinių, kaip čia gavom, kalėdinių rogių kojinę. Tai jinai man yra tokia ramybė. Aš dar buvau kažkokį žodį sugalvojus, kurį šiai dienai man tinka jai. Na, bet kai prieis jos eilė, aš pasivinėsiu. Iš esmės, tai čia buvo tas, mane sužavėjo dangus. Ta šviesa, ramybė, ta tokia rytinė, galbūt kaip kalėdų ryto. Tie paukščiai skrendantis ore. Nu, tokia, jinai iš savęs labai labai šviesi kojinė. Labai, nežinau, glostanti širdelę. Tai vėlgi šitą turėtų kažkokį labai simbolinį pavadinimą. Kad ir ta pati ramybė arba kažkas tai tokio. O ant šitos kojinės turbūt norėčiau parašyti kokį nors žodį, pavyzdžiui, tikėk. Nes, nu, tame yra kažkokios tai paslapties. Tai va. Ir tada mano kojinių perlas, mano 8-oji iš kolekcijos, yra štai šia. Čia yra jau raritetinis rinkinys, kaip čia ramaus vakaro kojinė. Aš norėčiau ją pavadinti Kūčios. Tiesiog vietoj Samuelis, kaip čia parašyta, parašyčiau Kūčios, nes man jinai yra visiškai apie tai. Jinai siuvinėjęs, man atrodo, ant 14 kanto aidas, turėtų būti greitas darbelis ir tai yra ta kojinė, kurią aš norėčiau pradėti sekančią. Iš tikrųjų norėčiau dabar, bet aš viską noriu siuvinėti dabar. Tai nežinau, ar jinai tilps į šiuos metus, bet man tai čia yra Kūčios. Su tuo dangum žvaigždėt, to tokiu šalčiu, va taip norėtus, kad Kūčios būtų baltas. Ir šitą aš rinkinuką atsisiunčiau iš Amerikos, taip 14 kanto, tamsi mėlyna aida. Ir taip, bet šito starto labai noriu. Jeigu nepavyks šioms kalėdoms, tikiuosi, kad kitoms kalėdoms jos jau bus padarytas. Tai va, tas mano grožis visas sukauptas. Tokie tie mano 8 kolekciniai rinkinukai, 7, tai 8 išsisiuvinėjo, tai va mano 7 kolekciniai kojinių rinkinukai, kuriuos aš tikiuosi vienu metu tikrai išsiuvinėsiu. Manau, kad nežinau, kiek jie interjere bus, nebus, bet malonumas siuvinėti kojines yra. Šią akimirką man jau, tai aš to ir naudosiuos. Tai va, toks intarpėlis, žiūrim, ką aš čia dar sugalvojau į tą patį įterpti. Tai va, Kūčios. Tai čia kalėdos. Žodžiu, gerai, aš džiaugiuosi jais, nuoširdžiai džiaugiuosi. Jeigu šiek tiek kamerą prikelčiau, toksai grožis yra mano kolekcijoje. Ačiū už akimirką kartu. Šiek tiek darbų, kuriuos padariau. Tai čia yra kojinė. Tai čiut paryškinau raides. Tai yra ten S raidėjai, panašiai, kitur, kur buvo tiesiog auksinis bekas, tai dar padariau tokį mini raudoną beką kaip pravedimą, kad iš toli geriau matytųsi. Tada užsiklijavau dubleriną. Pirmą kartą gyvenime užsiklijavau dubleriną, nes aš visą laiką dirbu su flizelinu, tai šį kartą klijavau dubleriną, jisai yra austinis. Toksai tiesiog kaip trikotažas, labai plonas audinukas, kuris turi klijų sluoksnį. Tai va, užsiklijavau, išsikirpau iš karto, apsivedžiau ant tokio permatomo popieriaus formą, išsikirpau dubleriną ir užsiklijavau. Lyg kaip ir visa forma gerai gavosi. Tuoj. Tai va, tai iš tų darbų, ką čia dar kraštelį pirmą pasibandžiau, nes pirmą kartą dubleriną klijavau, pasibandžiau, kuri pusė limpa. Viskas čia gerai. Tai turim pradžiai šitą pasiruošę santos dalį. Tada planuoju nugarėliai naudoti šitokį audinuką.
Jis toks vaikiškas, ryškus, su tokiais seniukais. Man patiko dizainas, realiai galėtų būti kažkoks labiau mėlynas atspalvis, bet šitas labai žaismingas ir galvoju, Silvestrai turėtų tikti, jo labiau nugarėlė tokia, jinai neparadinė vis tik. Tai va, tai čia yra du variantai, kaip matysit. Tai vienas variantas yra plonesnis, tai šitą planuoju naudoti, nes jis toks lankstesnis iš savęs, bet pakankamai standus. Tai dabar šitą prie progos, gal pavyks dar šiandien su siuvimo mašina padarysiu tą tokį, nezigzagą, kaip čia jį pavadinti. Nežinau žodžių, žinau kitom kalbom, bet nežinau lietuviškai. Na, žodžiu, parodysiu. O čia gavosi toks standus, nes čia paėmiau tokį labai standų. Kietinamai sluoksnį, jau čia net neminkštinamai, čia kietinamai sluoksnį, tai aš jį panaudosiu gal kokį vokelį pasiūsiu ar dar ką nors, nes jis toks labai standus, kaip kartonas gavosi. Tai koiniai gal biški ir per daug. Ir čia planuoju vidinę dalį pasidaryti iš tokios žalios spalvos. Oi, kokia jinai jums persiduoda šaltai, jinai tokia švelni salotinė iš tikrųjų yra. Tai šitos medžiagytės, kaip nors pašildyti, nesigauna, nesvarbu, žodžiu, tai jinai vidinė turėtų būti, galvoju iš tų pačių besmegenių daryti ir vidinę dalį, bet galvoju šiek tiek įdomumo šarmo reikia įnešti. Tai vidų darysim kaip eglutę, švelnę žalę, čia tokia nesimato, tada nugarėlė bus šita, kurios padarysiu, susiūsiu siūlėm, kad rombukai tokie gautųsi. Ir tada susiūsim visą bendrą. Pirmą kartą gyvenime darau, viskas pirmą kartą, bet kol kas visai gerai vyksta. Šiek tiek iš rankos pafilmuosiu, kol kas yra dar tarpinis variantas iki pabaigimo, iš esmės nugarėlė visa yra, čia kur sakiau jums, kad tie rombais tokiais susiūt, galėjau padaryti tankiau, padariau kas 5 cm, turbūt būtų buvę gražiau tankesnis variantas. Čia dar niekas nelyginta, tiesiog išverčiau 3 kartus ar 4 kartus pirmyn atgal verčiau, tai toks paglamžytas variantas. Tai čia yra kilpelė. Kai apsiūsiu šitą dekoratyvinį siūlą, virvelę aplinkui, tai čia jisai per tą pagrįš atgal, bus pakabinimai. Parodysiu vėliau. Tai ką aš jums norėjau parodyti, tai tik tiek, kad ta siūlė gavosi, kai kur labai didelė, tokia jau be nieko, o vietom yra, jeigu labai prispaudus, matosi, kažkiek matosi. Kadangi čia yra tas nusiaurėjimas daromas, tarkim, po 10-15 eilių eina ir tada kantukas, vienas kryželis pasinaikina, tai aš taip įstrižai siuvau, bet vietom vis dar išlenda. Nemanau, kad čia iškritinė klaida, bet kuriuo atveju aš kadangi dėsiu tą dekoratyvinę virvutę, tai pasislėps net jeigu kažkur yra va čia tamsios spalvos, biškį labiau matosi. Nemanau, kad būtų kritiška, jeigu ir taip palikčiau, bet aš labai noriu tos virvelės aplinkui, kur eina, jinai man duoda tą tokį baigtumo efektą, tai čia viršų jau įsiūta yra, tai čia vadinti tiesiog einu dabar ranką pasiūsiu šiek tiek ir po to pasirodysim dar kartą. Dar galvoju, akimirką skirsiu pakalbėti apie tai, kas liko iš rinkinio. Tai pats rinkinys, tai Santa Snow Globe Stocking. Toks numeriukas, jį dar galima nusipirkti, nėra jisai išėjęs iš prekybos. Ir jos dydis yra standartinis, tos koinės ilgis 40,6 cm. Tai tas dizainas buvo įdėtas veltinis, minkštas toksai švelnus, tai jo nepanaudojau, kažkur tada. Kada nors dar aš jį kur nors įterpsiu, man atrodo, bet čia gal labiau įsiuvimo projektus. Tada yra schemutė, kurios aš nenaudojau, nes siuvinėjau iš elektroninės, siuvinėjau iš rastos internete, bet aš persidariau kaip sagoj matomas numeriukas, kad atitiktų mano spalvos reikiamos kodą. Aš tiesiog susižiūriu, kuri spalva. Tada toliau siūlai. Jie tokia neypatingai gražioj būsenoj, bet aš labai noriu juos susitvarkyti, tai noriu nufilmuoti ir pagaliau baigti šitą reikalą. Tai nėra taip labai jau čia jie gražiai pateikti. Tai buvo 2 planšetės,
dabar nepasakysiu tiksliai, man atrodo 36 spalvos buvo viso. Tai jeigu tiesiog apie likutį, čia pirma R10 yra tos pakabinimai skirtos siūlų spalvos, tada pagal atspalvius. Čia šitos 5,19 liko daugiau biški, nenusikirpau tiesiog per daug lyginant. Stengiuosi šiek tiek į lango pusę pakreipti, kad geriau matytumėt ir spalvas ir numerikus, jeigu kam aktualu. Tai siūliukus aš savo pasiliksiu, planuoju kelis rinkinius raritetinius susirinkti savo, tai būtinai panaudosiu. Čia 17,02 spalva. Iš esmės nebuvo jokių kritinių spalvų, visur liko maždaug 40-50%, jeigu mažai gijų buvo duota, arba ten kokie 20-30%, jeigu buvo daugiau. Sekanti planšetė. Nieko nekomentuosiu iš tikrųjų. Tiesiog yra kaip yra, čia yra, kur gausiau pateikta spalva, tai aš tuoj dar parodysiu, kas ten liko. Čia yra likutis 15,476. Čia irgi liko 3 siūlai iš 6, 3 gijos, kaip čia, gal netgi 4. Nu, žodžiu. Tikrai nėra jis kažkoks, kad labai trūktų spalvų ar kažkas tokio. Jokio įsiminimo man tokio nebuvo, jo labiau, kad greit išsisiuvinėjau, žinau, kad nieko ir nepamečiau. Dar 3 tos pridėtinės spalvos. Tai šitos spalvos 2 pilnos gijos, baltos spalvos, net nežinau, kokios 8 gal, neskaičiuosiu. Na ir 17,110 irgi liko 5 gijos pilnos ir dar ten turbūt likutis. Nu, žodžiu, visko liko, viskas yra gerai. Tai rekomenduoju, jeigu kam nors patinka šitą kojinę, drąsiai galite ją išsiuvinėti. Tai va, ir tada pašnekam apie pačią kojinytę. Tuoj truputį pasitraukim. Vaikas miega, tai aš tikiuosi labai stipriai netriukšmausiu. Tai pradžiai gal pasidėkim. Taip atrodo. Netelpa. Galutinis kojinės variantas. Tuoj prikelsiu aš ją. Gal truputį mums reikia pasikelt. Na va, traktuokim, kad telpa dabar jau, ne? Tai galutinis variantas atrodo taip. Tai dar šiandien labai ilgai aš tam ruošiausi. Pabaigiau šitą šniūro galiuką šitaip. Galvojau, uždėsiu kokį tą blokatorių, kai būna, bet neturėjau atitinkamo dydžio. Ir pagaminau kekę tokią su žvangučiais. Tokiais labai švelniai. Ir jis yra su segtuku, jeigu matot. Tai aš jį nuseksiu ir saugosiu atsegus. Ir kai plauti reikės, aš jį nuseksiu, nes, nu, čia bet kuriuo atveju šitie dalykai ilgai netarnaus turbūt. Bent jau neliks labai gražus auksiniai. Tai va, o tai apie patį kojinę dienos šviesoj atrodo taip. Ir ta mano kita pusė. Tai visumoje esu 95% patenkinta, kaip man pavyko mano pirmoji kojinė, nes iš esmės viskas yra tvarkinga, gražu. Tai iš minusų šnekant, tai šitą kampą čiučiut nusodinau. Taip žiūrint, matosi, kad čiučiut jisai pasėda. Tai čia kadangi ir sluoksnis didesnis buvo ir matau, kad aš tiesiog vieną siūlę, vieną eilę spalvos čiučiut nusodinau. Tai vienas iš dalykų. Antras, tai mano tas tvirtasis audinys, kuris yra, jisai užsilenkė į siūlę. Galvoju, būtų idealu, jeigu aš būčiau jį išsikirpusi daliai pagal kojinę, siuvus tik audinį be jokio to pastorinimo ir tada būtų jis netoks, būtų siūlės buvę tvarkingesnės, man atrodo taip. Bet šiaip visumoji, kadangi jisai yra užsilenkęs, tai jį labiau tokia pasipūtus, jinai laiko savo storį. Va kaip parodė, čia dabar geriau. Jinai storį savo turi. Jeigu būtų viskas labai plona, tai jinai sugultų tiesiog plonai, tai čia gal netgi ir pliusas. Savai. Šitą šniūrą nepamenu, aš jums pasakojau ar ne, prisiuvau rankytėm. Čia yra įleistas jisai siūlė, o visą kitą apsiuvau rankytėm. Kažkurioje vietoje, žinau, galėčiau prie savęs prisikabinti. Kažkur yra, čiut matosi kanvos, dabar jau neatsimenu, kažkurioje vietoje žinau, kur tamsu yra. Kažkurioje vietoje, bet neesmė. Tai čia tie mano procentai. Tai čia buvo, neskaitant to mano žvangučio. Čia šitą kilpą eina
ir jinai per tokią kilpelę persiveria. Nu, aš man atrodo, lygiai jums rodžiau eigoje. Tai visai pasiteisinantis variantas. Tai va, tai tokia ta mano pirma užgimus kojinė, tikrai jų bus daugiau, man atrodo, aš jums arba jau rodžiau, arba dar įkelsiu šito video eigoje, kokių dar pas mane grožių yra, kurie laukia manęs. Tai va, kaip ir taip. Nu, šiaip smagu. Smagu, kad taip užgimė greitai, išsisiuvinėjo, iš karto pasisiuvo, nes buvo poreikis tam. Tai va, šiek tiek bekas vietomis yra pakibo ore, čia jau biški, matosi, visokių plaukelių, čia va biški išsivaikščiojo bekas šitoj vietoj, bet nemanau, kad čia kritiniai elementai, jo labiau, kad tikrai mes tą koinę naudosim ir jinai nebus švelniai naudojama. Turbūt su vaikais kitaip neįmanoma. Tai va, turbūt tiek, ką norėjau jums parodyti iš to, kas dar lietė koinę. Dar noriu parodyti, ką siuvinėjau gruodį ir tada užbaigsime šį video, nes jau šiandien yra sausio 12. Jau kaip ir po biškį filmuoju tai, kas priklausys šiem metam, bet norisi dar užbaigti kelias mintis, kurios liko iš prieš tai. Tai taip, jeigu yra dar kažkokių klausimėlių ir panašiai, brūkštelkit man, nes, biškį mintis per mėnesį išsibėgiojo, ne viską pamenu, tiesiog tęsiam. Tai turim A3 formato tokį maišelį iš Temu. Atskyriau, kaip ir sakiau, kad planuoju atskirti tą pakabinamą žvangučių dalį ir va koinę. 41 cm beveik, puikiai čia tinka. Tai jeigu kam reikia tokios laikmenos, rekomenduoju, nes pilnai telpa šitas koiniukas ir jis planuoja būti atidėtas iki kitų metų. Tai pirmas darbelis, kurį siuvinėjau ir sakiau jums, kad planuoju, yra šitas sampleris. Tai siuvinėjau tik pagrindinę dalį be mažųjų elementų. Ir gavosi taip, šiek tiek spalvos vėlgi keičiasi, toksai šaltas apšvietimas dabar šiuo metu kambarį. Nuo lango eina, tai taip išsisiuvinėjau. Pradžiai guodžiausi, kad man nelabai limpa procesas. Šiaip visumoje aš stengiausi tiesiog pabaigti, kad nekabotų ore. Ir čia įdėjau dar metalizuoto mereško siūlo nuo angelų, kuris buvo likęs. Tai tos liepsnelės turi švelnaus blizgesio. Nežinau, kiek persiduoda, bet jos turi. Tai va toks darbelis. Audinys, kaip ir kažkada prieš tai buvau minėjus. Čia didelis audinys. Tai yra Murano su tokiais potėpiais stipriais ryškiais, kur man nepatiko. Tai aš ant blogosios pusės siuvinėjau ir čia buvo dažyta kava arbata. Liko didelis gabaliukas, bet turiu planą dar 2 darbeliam ant jo, tai turbūt pasinaudos. Tai va, šitas darbelis skaitosi mano suvokimu baigtas. Ką aš su juo darysiu, dar nežinau. Iš tikrųjų galėtų ir projektų krepšiuką kokį nors apgyvendinti ir panašiai, bet aš naudoju dėžutes. Tai žiūrėsim dar, koks likimas lauks šitą darbelį. Svarbiausia man buvo jį pasidaryti, nes mane spaudė tai, kad aš buvau kažkokią mintį paleidus į orą įgarsinus ir nepadariau. Tai čia vienas kalėdinis darbelis. Aš jį pasibaigiau, net nežinau, dabar tų dienų buvo apie gruodžio vidurį turbūt. Ir kitas darbelis, kuris vėlgi yra jau pabaigtas, skaitosi. Čia autorinė siema. Vėlgi, abi dvijos yra autorinės, tik tais vieną aš jau buvau įsigijusi iš Etsy parduotuvės praėjusių metų gruodį. O šitą įsigijau ten tiesiog visiškai ekspromtu. Pamačiau, kad Instagrame viena mergaitė iš Ukrainos pasidalino savo
sukurtų dizainų, kuris kainavo $5, man atrodo, jinai rašė, jinai tiesiog rinko fondą padėti Ukrainai. Tai aš tiesiog įsigijau ir pradėjau. Ir galvojau, jeigu nepradėsiu dabar, tai niekada neišsiuvinėsiu. Tai pradėjau iš karto, pradėjau nuo žvakės. Labai patiko, kaip žvakės siuvinėjosi. Labai gražiai buvo parinkti tonai, labai gerai gražus perėjimai. Toksai, aš tą dizainerę naujai buvau atradus, tai buvo įdomu patikrinti, kaip jaučiasi, kaip dizainerė kuria. Audinys tai mano yra šitas 522 spalva Murano. 32 kauntas. Tik tais tiek, aš ant jos siuvinėjau kažkada tokį žieminį namą prie vandens telkinio. Tai gėlytė irgi labai su konkorėžiu gražiai atidirbta, bet aš išsiuvinėjau žvakę, paįsukau į šitą šoną ir tai jau buvo mano neviltis prasidėjus, nes tenais, tarkim, šitam lape yra turbūt kokį 15 atspalvių skirtingų, ten po 2-3 kryžiukus vieno atspalvio sutinku, galbūt tai verta buvo siuvinėti, bet mane erzino. Atrodė taip, tokiam mažam dizainui, čia 5000 su centais, man atrodo, kryžiukų, man atrodė, kad perteklinis dalykas. Iš tikrųjų net nežinau, ar jums gerai persiduoda spalvos, lyg stengiuosi pasukti, kad matytųsi. Tai iš esmės labai džiaugiuosi, kad aš jį išsiuvinėjau, tikrai nenorėčiau jo tęsti po pertraukos. Džiaugiuosi, kaip gavosi ir kaip atrodo, bet tikrai yra niuansų tame, kad žalioji dalis šitoj pusėje, man atrodo, taip dizaineriškai neatidirbta. Dar žadėjau, kai siuvinėjau, jums parodyti, kas kuria schemas, kad turėtumėt minty, kad kai kurie dizainai, kurios spalvos eina visiškai greta viena kitos, DMC atspalviai, kad jie nesiskiria išsiuvinėjus atspalvius. Ir jeigu blendą iš jų padarai, irgi jie nesiskiria tarpusai. Ar matosi, nors kiek tos spalvytės. Yra toks miksas, matosi, kad jis yra, bet matosi ne taip plačiai, kaip buvo siuvinėjama, netgi pusiniai čia daug kur yra. Ne visai. Jie skiriasi atspalvių, kai siuvinėjo, kai žiūri, nelabai matosi. Žodžiu, pasirodžiau, pasigodžiau. Iš tikrųjų gražu. Senokai nesiuvinėjau jokio dizaino, kur bekas yra tik juodas. Ir šiek tiek balto. Tai, čia irgi turbūt visų dizainerių, kurie pradeda daro visą juodą beką, o po to tik pradeda mokytis, kad galima kitom spalvom daryti. Bet kuriuo atveju, tai mano gruodis buvo 2 autorinės schemos, kurias siuvinėjau, viena planuota, kita neplanuota ir visai džiaugiuosi, kad taip sukrito, nes lapkritį siuvinėjau kojinę, spalį ir lapkritį siuvinėjau kojinę, gruodį pasiuvinėjau 2 tokius kalėdinius dizainus ir dar paskutiniam dienom, 30.31, buvau pasiėmus savo fanerinį projektuką su sniegeną. Dabar aš jums jo neparodysiu, nes kaip tik ruošiuosi jį baiginėti, tai parodysiu jau 26 metų žiemos video. Tai va. Tai taip gavosi. Tai kadangi čia yra 25 metų gruodžio video, linkiu jums visiems smagių metų, sveikatingų, džiugių, kad kuo mažiau būtų streso aplink jūs. Nesirkit, lai jūsų visa aplinka būna sveika ir kad ir kokie iššūkiai būtų, linkiu juos įveikti kuo sėkmingiau. Ir be abejo visoms mūsų mergaitėms ir berniukams, kurie siuvinėja, linkiu kuo daugiau projektų, kuo daugiau kryžiukų per šios 26 metus. Ir linkiu siuvinėti tai, ko nori širdis. Aišku, kartais galima siuvinėti tik dėl to, kad reikia, kad pabaigtumėt, nes tas išsivalymas nuo senų projektų tikrai labai labai motyvuoja. Bet kuriuo atveju gyvenam tik vieną kartą, bent jau su tuo kūnu, kurį dabar turim. Tai linkiu išnaudoti visas tas akimirkas, praleidžianties kuo maloniau, o ne kankinantis. Bent jau hobio srity, tai tikrai verta. Tai ačiū jums, kad žiūrėjot. Lyg tokie buvo prisiminimai man iš gruodžio mėnesį. Jeigu kažką pamiršiu, dar įtrauksiu ir į sausį. Dėkinga jums už šios metus, kad buvot kartu, kad stebėjot, kad komentavot. Ačiū jums už šilumą. Kai kurioms siuvinėtojams, su kuriomis bendraujam artimiau, ačiū jums už plačiai atvertą širdį. Iš tikrųjų malonu, kad mūsų ta bendruomenė yra būtent tokia. Ir sėkmės jums visiems 2026. Iki.